Tai ką sveiki visi, čia su jumis žaidžiam su Creative ir tai jau mano trečiasis My Career epizodas. Šiame epizode žaisiu prieš New York Knicks. Tai va mano komandos startinė sudėtis. Žaidėjas Kemba Walkeris, SG Stevensonas, SF Maikas Gilchrist, PF Zelleris, atrodo. Centras, ne Zelleris. Kažkoks naujokas, dabar net pamiršau pavardį. Ir centras Jefferson. Tai ką, rungtynės prasideda, mane išleidžia į aikštelę, man tenka gintis prieš Studamairą. 20-16, pirmo kėlinio pabaigos 4 minutės. Calderonas pasas Šampertui, Šampertas varosi, laiko kamuolį, pasas Antonis meta ir aš atsikovoju kamuolį. Mano pirmas reboundas. Praeitas rungtynės sakiau, kad iš šios rungtynės bus 2 rungtynės, bet taip išėjo, kad pasižiūrėjau, kad čia gaunasi po ilgiau ir nesigavo, kad išeitų 2 rungtynės šiame video padaryti. Tai bus tik tai 1 rungtynės. Ir šitose rungtynės nebus to triko bodoblio, kur sakiau, kad bus. Kitose rungtynėse bus. Nes dabar pastebėjau, kad man jau pradėjo leisti, tikrai padaugiau. Aš sakiau 20 minučių, bet tose rungtynėse, kur trigubą dublį padariau, mane žaidžiau aš tose rungtynėse apie 30 minučių 28. Žodžiu, tai va, padarau bloką Barnienį, šis rungtynėse su blokais tai tikrai sekėsi, nes sugebėjau ne vieną ir ne 2 padaryti. Toliau apie rungtynės Šampertas varosi, Flauderis pataiko, 33-39. Dar nepelniau ne vieną tašką, bet padariau 1 asistą, 2 reboundus ir 1 klaidą. Walkeris su kamuoliu, Pokašė, bando prasivaryti, bet sustabdo Calderonas. Pastatau senelį Calderonui. Pasas man, aš metu iš karto nieko nelaukęs, sekstant releasas, A+. Antonis varosi, praranda kamuolį, Walkeris nusimina kamuolį, aš fast breakinu, man pasas ir kažkodėl, net nežinau, nors esu small forward atletikas, užsikėlęs danką, vertikalą ir quickness, aš neįdėjau, aš paprasčiausiai metimą mečiau ir viskas. Va, dar antras blokas Dalamberui, bet kamuolį prarandam. Tada pasas Studamairui, bet aš prasižeigiu prieš jį ir dar jis pataiko baudą. Ir metimas, pataiko Antonis 2 taškus, 43-38. Paprašau Kit Gilchristo paso, varausi, metu ir B- pataikau metimą iš midrindžio. Realiai aš kaip esu dabar pasidaręs, aš jau, kiek aš jau pražaidęs su My Career, aš nedaug pražaidęs palyginus kaip su Association, tai su My Career tik 4 rungtynės esu pražaidęs, nufilmavęs ir iš viso žaidęs, pas mane žaisęs 4 rungtynės. Bet aš darau tokį, dalyką, kad aš visada, tarkim ir praeitais metais, kaip dariau su My Career, kai lašiau, kai žaidžiau, aš prieš pačias pirmas rungtynės, kaip aš paprasčiausia prisirinku visi pointsų, nes aš, tarkim, nors pas mane nelegalus tas, piratinė versija NBA, aš esu įsirašęs ją. Kitaip tariant, nusipirkęs piratinę versiją, žodžiu, bet galima prisijungti prie interneto, bet per jį negalima žaisti, galima tik rosterius atnaujinti ir visi pointsus, žodžiu, gauti. Ten už rungtynės ar už ten ką kitą. Žodžiu, ir yra taip, kad aš visą laiką, tarkim, dabar aš prieš pradedant pirmas rungtynės žaisti, aš jau buvau apie 10 000 taškų visi pointsų išleidęs ant mano My Career, o dabar esu jau užsikėlęs, ant to žaidėjo šitą, esu užsikėlęs apie 8, kiek maksimalų midrange, užsikėlęs danką, esu jau signature skillų kelis esu pasiėmę, žodžiu. Ir kas, tarkim, turi tokią galimybę, tai, jums paturiu tikrai visada taip daryti. Nes žymiai apsimokiau, nes jeigu tu pradėsi tenai, tarkim,
kai pastebėjau vieną dalyką, kad va, kaip po 2K10, 2K11, 2K12 ir 2K13 buvo skill pointsai. Tenai viskas gerai, jų duoda ten daug, nu, pakankamai normaliai, tu gali su jais užsikelti, na, tarkim, va, per sezoną, tu iki 9 gali užsikelti. Bet tarkim dabar, su visi pointsais, kai pradėjo duoti, labai jų duoda mažai ir tu tarkim per sezoną, nu, maksimum iki 80 overall'o, nu, 83 gal galėtum užsikelti. Tam yra labai didelė, čia, nu, bėda tokia kaip ir. Ir žodžiu, nu, labai neapsimoka, tarkim, va šitam skill points naudoti. Nes, tarkim, jeigu nesi prisijungęs prie interneto, bent kaip ant 2K14 buvo, šitą aš tiksliai net nežinau, ant 2K15. Bet skill points duoda ir jų duoda labai mažai. O jeigu čia jau duoda visi points, kurių duoda tikrai daugiau. Ir gali jų paprastai užsidirbti, tarkim, aš visada lašiu Association game ir man duoda už vienas rungtynės 700 visi points, nu tai čia jau iškart yra labai toks pliusas didelis, tarkim, aš sulašiu su Maikarį ir vienas rungtynės aš gaunu, tai aš nežinau, 200 points, nu tai iškart jau skirtumas labai jaučiasi ir aš realiai gaunu tos pointsus ir jos galiu, tarkim, va, kad ir ateinu, ten draugai ateina pas mane žaidžio rungtynės, ten, tarkim, po 6 minutės kėlinį 300 pointsų duodu už vienas rungtynės, iš karto jau galiu paimti ir išleisti ant žaidėjo. Nu, žodžiu, toliau per rungtynės, trečias kėlinys, 4 minutės lieku iki trečio kėlinio pabaigos, 74-70, aš su kamuoliu, post move'as metu, bet nesugebu pataikyti prieš Larkiną. Larkinas atsikovoja kamuolį, varosi su kamuoliu, pasas vis Smithui, Smithas meta, bet gauna bloką, kitas Smithas atkovoja, bet nepataiko ir tada tada vėl Smithas atkovoja, meta ir pagaliau pataiko Larkinas iki galo, bet gauna gražų bloką, Antonis atsikovoja kamuolį, Smithui, Smithas Erlis meta ir 3 taškai, 76-75. Išmetamas kamuolis Nylui, aš varau, pastatau senelę, nelabai jinai gerai suveikia, Antonis mane gina, pasas man, metimas ir lengviai 2 taškai, 78-78 jau, Nylsas su kamuoliu, bandau statyti senelę, nepavyksta, pasas Hirstonui atrodo, aš midrinčią paprašau senelės, pasas per nugarą, gražus pasas per nugarą ir 2 taškai. Tiek asistas, tiek 2 taškai. 82-83. Antonis su kamuoliu veržiasi po kažką. Pasas Dalambėr. Dalambėras meta ir dar vieną bloką išrašu. Jau turiu kiek? 4 blokus. 5 reboundus, 3 asistus ir 14 taškų. Metu C+, bet nesugebėjau pataikyti. Sidamairas atsikovojo kamuolį. Pasas Kalderonui. Išmušu kamuolį iš Kalderono, nustinu kamuolį, kauna kamuolį Stevensas iki galo ir dėjimo padaro ir 2 taškus. Taigi pasas Šampertas varosi, aš apsigaunu ir meta Šampertas, bet nesugeba pataikyti, man pasuojamas kamuolys, bet labai prastai papasuotas kamuolys ir nueina jau tas 100-204, lieka 2,8 sekundės, mes pralaimėjom ant 2 taškų, išmeta kamuolį Kemba Walker ir Kemba Walkeris backcourt violation. Kas čia per nesąmonę, kaip jis taip galėjo? Nu, bent bandysim prasibauduoti. Walkeris laukia kažko, eik tu savo ir laikas pasibaigė 100-204. Nu, žodžiu, nieko gero. Va, 141 visi pointsas, nu, pabaiga tai buvo tiesiog apgailėti. Nu, dabar bus... I spent some extra time this week working on my shot after practice, and I guess it started to show. I just wasn't happy with the way things were feeling, and I wasn't hitting as many shots as I knew I should be. So I told Coach it was something I wanted to focus on for a while, and he definitely agreed it would be a good idea. So I guess this goes to show you that a little hard work pays off. Man, it's a good lesson for all you kids out there.